Taigi, sveiki su Mišė Magdolė. Šiandieną mes darome vlogą, kaip vykstame į Vilnių. Aš ką tik atsikėlęs ir dabar mums yra, kiek čia valandų? 4:38 minutės. Kodėl taip anksti, nes autobusas yra 6 valandą. Tai jo, ką tik atsikėliau. Tai jo, šiandieną biškį varysim į Vilnių. O aš dar nuvarysiu šiaip tai į tokį, kaip sakant, kalėjimą, kuris vadinasi Lukiškių kalėjimas, ir irgi parodysiu vaizdo įrašą. Na, laukiame vaizdo įrašą. Ok, pabudau 6 valandą išvažiavęs iš Šiaulių. Tai jau šiek tiek pabudau. Tai ką, lėkiam? Na tai dabar varome mašiną ir kita stotelė yra Šiauliai. Viskas, varom. Mes jau mieste. Na tai mes jau einame į Saulės miestą. Tai yra, jeigu nežinote, autobusų stotis, tai varysim į Vilnių. Na dabar visus sustabdysiu, nes man reikia eiti. Jo, kad per kelią manęs nieks nepertrenkytų. Kaip juokinga. Ne, čia tikrai niekam nejuokinga. Na ir va, mes dabar einame į autobusų stotį. Labai šį karštą. Kol. Linkėjimai iš Vilniaus. Jau esam Vilniuje. Tai va, mes ir Vilniuje.
prasideda Vilnius. Tokie va namai visur. Stikliniai. Va. Va taip atrodo. Prekybos centras. Įdomus plan. Okay. Zameštų parduotuvė. Ir Norfa. Tik automatė prisivalgymas. Nes mašina mėgas atskariaus automatiškai. Ką tik matėme LNK pastatą, ten kur kuriamas yra žinios, tai va taip. Viskas, atvykom. Jau autobusų stotė. Išlipam. Vairuotojo nebėra. Opa. Ir mes esam Vilniuje. Mes Vilniuje. Na ką, dabar jiem iškru pavalgyti ir padarysim lauką. Filmuoti negalima. Na tai ką tik pavalgėm. Buvo labai skanu. Ja. Dabar mes esam Vilniuje. Ką tik išėjome iš prekybos centro, nes prekybos centras yra kaip ir autobusų stotis.
Na tai ką tik pavalgėm, buvo labai skanu. Kai esam Vilniuje, atvykom, kelionė buvo tikrai ilga, apie 3 valandas. Šiaip iš tikrųjų buvo lygiai 3 valandas, tik aš biškį patrumpinu, nes aš biškį buvau dar biškį numėgęs šiek tiek. Tai aš tik trumpą vaizdą, nes jeigu būčiau viską filmavęs, man būtų atsibodę žiūrėti. Tai ja, važiavam per mišką, tai dabar esam Vilniuje. Ja, dabar tiesiog pasivaikštom, po to varysim į Lukiškių kalėjimą. Kaip ir sakiau video pradžioj, į Lukiškių kalėjimą. Ten toks, kaip sakant, kaip istorinis orientyras, kaip sakant, ten yra tikrai įdomu. Rekomenduočiau ten tikrai būti, nes mano gyveniai, kai kurie buvo, mano kūmo praktiškai buvo. Ja, tada biškį pasivaikščiokim ir tęsėme video. Tai va dabar biškį pasivaikščiokim. Ja, pasivaikščiokim biškį. Sakau kamerą. Be to, jei jūs mane žiūrite, nepamirškite mane prenumeruoti ir paspausti mygtuką gražų patinka. Jo, būsiu labai dėkingas. Be to, jeigu jums patinka mano kūryba, prašome paspausti tą gražų mygtuką prenumeruoti ir like. Tai būsiu labai dėkingas ir tada tęsime video. Nu dabar va taip, paeikim karočių. Va taip, eikim karočių su tokia žemų. Ir bus gerai. Pasivaikščiokim. Čia yra senamiestis. Čia va yra senamiestis. Be 10 minučių 10 valandų ir mes einame į katedros aikštę. Ten yra Gedimino pilis, eisime dar į Gedimino pilį. Galbūt. Na ir mes dabar eisime į katedros aikštę. Jeigu nežinot, kas tai yra, kur yra Gedimino pilis. Ir ja, į Gedimino pilį eisim. Galbūt, nežinau, gal dar eisim. Nes ten tikrai esu vieną kartą buvęs, tai tikrai aukštai reikia lipti. Tai tuomet nesustabdysime filmavimą, nes kai tu įdomu jau būtų žiūrėti, kiek tai yra aukštai. Nes taip tik atrodo, kad ten visai ne aukštai. Bet iš tikrųjų tai nėra aukštai, gan aukštai tikrai, labai aukštai. Yra toks liftuks. Jo, bet mano mama bijo aukščio. Tai mes dabar varome į katedros aikštę. Jeigu nežinot, kas tai yra Gedimino pilis, kur yra. Ir ta Vilniaus, kur yra bažnyčia, pagrindinė vieta. Tai mes dabar ten varome ir lipsim į Gedimino bokštą, galbūt. Bet jeigu lipsim, tai mes nenutrauksim filmavimą dėl to, kad pamatytume, kiek tai yra aukštas kalnas. Nes galbūt, kaip jūs manate, gal čia yra mažas, o gal žemas, bet iš kur tas kalnas yra aukštas, ir belia kaip aukštas. Jo, nes vieną kartą esu buvęs, bet dabar parodysiu tiesiog. Gerai, dabar einam. Ar žinote šitą vietą? Aš to jums parodysiu. Žurnalistai. Uostus nepertrenkia. Proliubu. Nu ja. Ir čia netoli katedros aikštės yra net prezidentūra. Galbūt koks 100 metrų, gal netgi mažiau. Tai jo. Yra prie pat, tik išeini iš prezidentūros ir katedros aikštė.
Ja. Čia gražiausia gatvė iš visų. Tai kur dabar reikia? Na ką? Pala, kas ten yra? Ten, karočiui. Nežinau, kas ten nėra, bet varom. O, karočiui, bažnyčia. Čia, ką tai pagaliau, kad čia kalėjimas yra, man vaidenasi kalėjimai. Oi. Okay. Cool, guys. Okay, guys, come on. Čia yra prezidentūra. Čia yra prezidentūra iš kitos pusės. Ten va, iš čia va einant, karočio. Ten va, yra tikrai prezidentūra. Čia yra prezidentūra tokia kitokia. Va. Ta aikštė. O dabar eisim pačią prezidentūrą. Nu, aišku, ten į vidų tikrai neeisim. Bet tik tais pamatysit prezidentūrą. Varom. Ir iškart prie prezidentūros yra katedros aikštė. Tralala. Juokauju. Tikrai juokauju. O ir jūsų prezidentūra. Kažkas yra atvažiavę. Palaukit, to išeisim vieną pusę gerą. Sustabdom. Na ir va, ir prezidentūra. Va taip, atrodo, čia yra tokie krūmai, kaip sakant. Va čia prezidentūra. Ukrainos vėliava, Lietuvos vėliava. Prezidentas namuose, nes yra vėliava. Matot, čia prezidentūra. Ir čia iškart yra katedros aikštė. Katedros aikštė čia yra. Palaukit, kur eiti? Čia einam. Čia katedros aikštė. Varom. Ir va. Ar žinote, kur filmuojami yra orai? Aš jums tai parodysiu. Kur filmuojami orai? Nes filmuojami orai. What the fuck? O, kas čia buvo? Filmuojami orai, ten yra ant to pastato, tai to parodysim, nes yra toks bokštas. O, sustabdysim iški. Ne, gal nestabdykim. Einam. Staigmena. Štai va jūsų katedros aikštė. Ar ten matote? Yra Gedimino pilis. O ten va. Gedimino pilis. Ir orai filmuojami yra. Kur šiandien yra? Palaukit toj. Kaip aš nesigaudau, žinokit. Ok, žinias, kur būna. Nu, va jūsų katedros aikštė. Orai filmuojami yra ten va. O ten. Žinias vyksta. Na ką, jūsų katedros aikštė kažkas čia remontuojama. Jep, čia remontuojama. Ten Gedimino pilis. Ir va, čia bokštas. Tikrai garsas beprotiškas. Ties to žodžiu grinai atsirado garsas. Ties to žodžiu, kaip stebuklingiškai. Ten kranas prie televizijos bokšto. Kažkas blogai skaitosi. Gerai, varom tada ant katedros aikštės. Tiksliau ant Gedimino pilies. Na, viena bloga naujiena, kad mes neįsim Gedimino pilį. Dėl to, kad remontas neįeisim. Ir ten plus niekas neleidžia, nes ten parašyta straipsnėje. Va štai taip atrodo. Va štai taip. Kalnas va toksai va. Tikrai nežemas kalnas. Ir Gedimino pilis. Na ką, varom tada į kitą vietą.
Na ir sekantis mūsų kelias yra Gedimino prospektas. Va, Gedimino prospektas. Nežinau, čia yra. Tiesiog gal pažiūrėsim, gal kažką gerą rasim, gal nusipirksim. Tai va taip yra. Ir jūs pažiūrėkit, ką aš pamačiau. Pažiūrėkit. Katinų kavinė. Ir kaip tai suprasti, kad čia yra kavinė, va būtent su katinais gyvais. Nes kurių dabar yra, jų dabar nėra. Ai, pala, čia tiksliai. Va čia katinų kavinė. Ir va, pažiūrėk, kai man yra toks vienas katinas. Net nereaguoja. Bet gyvus. Čia ir gyvus, bet nieka nereaguoja. Matau užsijudimą. Kas. Net nereaguoja. Tai va tokie va katinai, karočią. Matot, labai dresuruoti. Bet šiaip tai gal ir maloniai. Taigi šiam kartu manau, kaip bus kaip ir viskas, nes ką tik įlipau į traukinį, važiuojame su traukiniu ir viso gero. Prenumeruokite Macedoilę.